pastorius, o prie pianino yra Gabrielius. Jaunesnis pianistas mūsų. Tai va, biškį yra, vos tik reikia būdų. Labai sakau, jeigu norit mane nubausti, tada man reikia pamokslauti tyloje. Nes man kažkaip muzika visuomet, mano gyvenime muzika veikia labai stipriai, jinai mane įkvėpia, jinai priduoda man turinio daugiau. Ir už tai sekmanės kažkaip pamokslauti, man visuomet patinka, kad būtų šiek tiek muzika. Žmonės tada atsipalaiduoja, kažkaip klausosi, širdis atsidaro, Dievo žodis gali patekti truputį giliau. Geras pas jūs tarnavimas, aš jau buvau pasilgęs. Kas žino, kada paskutinį kartą pas jūs buvau, kas man pasakys? Neprisimenat? 13 metų Liepos 7 dieną. Aš esu kaip tas giminaitis, žinot, kur nieks nežino, kas jis tai toksai, bet per kiekvieną didžiasias šventes jis pasirodo ir apvalgo stalą. Tai ir aš nieks nežino, kas tas Daumantas ir iš kur jisai, bet laiks nuo jį pasirodo. Ir pasikviečia į svečius ir tada apvalgo stalą. Prieš tai dar, kaip mes dar vieną klausimą turiu, bet šį kartą aš pasiruošęs geriau esu. Aš turiu dovanų asmenį, kuris man pasakys, apie ką pamokslau praeitą kartą. Kas nors? YouTube'e yra įrašas, aš pasižiūrėjau, tai yra. Arba aš tai žinau, apie ką pamokslau. Jeigu kas atsakys Gabris, tai mes šokoladas 20 laiko. Tai va, žodžiu, šiek tiek čia pamastykit, dar yra laiko, galime naudotis technologijomis. Išmanus telefonai, internetas yra, YouTube'as, youtube.com. Tai va, jeigu gitarnavimo galvo man kas nors galės pasakyti, apie ką pamokslau praeitą kartą, pasiimsite namo šitą nerealų milką šokoladą. Tai va, aš rimtai, jo, aš juokiuosi, bet iš tikrųjų tai rimtai. Tai va, iš tikrųjų tai džiaugiuosi vėl sugrįžęs pas jūs. Negaliu patikėti, kad praėjo 2 metai. Turbūt daugiau negu 2 metai netgi. Nu, atrodo, kad visiškai čia pat. Ir gera grįžti ir jausti toks pojūtis yra, kad esu kaip namuose. Tai va, pojūtis kaip namuose būčiau. Nėra tokio kažkokio streso, kad oi. Tai atvažiavus nebėra streso po geros 40 minučių maldos stiprios rungtynės. O vakar jūs neįsivaizduojat. Aš nepamenu, kada paskutinį kartą būčiau jautęs tiek daug, nežinau, tokios įtampos, bet vakare buvau, Dieve, kad ko nors tai nepamiršti. Kaip ištransliuoti žinią, kurią Dievas man atnešė. Nes vienas dalykas, kad aš transliuoju žinią, bet kitas dalykas, auditorijos užduotis yra. Pasakyk užduotis. Auditorijos užduotis yra iš pamokslo tą žinią ištraukti. Ir aš kažkaip dedu viltis į jūs, kad jūs padėsit man, nes čia nėra vieno žmogaus darbas, čia nėra vieno žmogaus šou, čia yra bendras kūrybos darbas. Tai va, nes jeigu jums pavyks iš manęs ištraukti, aš padarysiu visą, kad jums atiduoti šitą žinią, kurią esat nešę, bet jūsų užduotis yra užtraukti. Taigi pajudinkit va taip galvas biškį, kad va taip pajudinkit, nes linksėt labai reikės daug. Tai va, biškį vokalinius, nors ten mes darom tokį kad biškį, kad peršaukt mane, jeigu gerai pamokslausi, sakyk pamokslaut. Nu va, jeigu jauti, kad tavo dvasia kabina, pakelk rankas, sakyk amen. Tai va, duokit man grįžtamą ryšį, gerai, man labai reikia grįžtamą ryšį. Tada tas mechanizmas veikia. Labai gražiai Juozai kalbėjo, tikrai ačiū jums, pastiprinot, padrasnot. Taip gražu matyti vyresnį žmogų, kuris taip stipriai tikėjimą stovi. Taigi aš užsirašiau iš tikrųjų, aš jos esu treniruotas. Ir man tai mokina. Tikėjimas yra širdies nuostata, o atsakymas į tai, kad Dievas mums duoda. Tikėjimas yra širdies nuostata, atsakymas į tai, kad Dievas mums duoda. O dabar galim pasimesti ir eiti valgyti mišrainį. Ačiū labai, kad pakvietėt, labai buvo smagu pas jūs. Tai va, aišku, aš juokauju, nes iš Dievo malonės esu paruošęs žodį. Bet dar iki žodžio taisim. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi, kad šį kartą man pavyko atvažiuoti ne vienam. Tai va, aš pasiėmiau visą savo komandą, mano šlovintojai. Taip, kad, nes aš galvoju, kad taip svarbu yra ne tai, kad tik tai, ką mes darom, ką mes perduosim tai, ką mes duodam. Kam aš perduosiu tai, ką aš tikiu. Kam aš perduosiu savo vertybės.
Ir žinot, nežinau kodėl, bet kartais apie mūsų krikščionišką tikėjimą, mūsų protestantišką tikėjimą, kad susidaro tokios visokios iliuzijos, kad mes čia tikim, bet kažkaip gėda, baisu, kaip čia pasakysi, kas aš, mano gyvenimas tarsi, ar mano gyvenimas kažką tai rodo kitiems žmonėms. Ir įdomu tai, kad Aušra, o kas pasakys apie ką Aušra pamokslaus važiavusi iš Kaunos? Ačiū Dievui. Tikrai. Gerai. Visuomet išduosiu paslaptį. Prieš pamokslininką atvykstat, padarykit namų darbus. Pasižiūrėkit, kas ten per žmogus. Pažiūrėkit, kokią žinią jisai neša. Tai čia toksai tiesiog, nes mane tai mokino, tai aš perduodu kitiems. Tai va, taip įdomu, kad Aušra šneka apie tai, kad aš žinau, ko aš noriu. Aš su pasimėgavimu peržiūrėjau video įrašus. Tai su pasimėgavimu peržiūrėjau video įrašus. Ir reiškiasi, o šiandien mes kalbėsim, kaip įdomiai tąsa. Mes šnekėsim šiandien, ko aš esu vertas. Šiandien mūsų tema yra, ko aš esu vertas. Ir visi, kas neužsirašinėt, žinokit, kad patekus į dangų, jeigu Šventam Petrui prie auksinių vartų, parodysit bažnyčios užrašus, gausit geresnę kėdę ir Dievo sostą. Aš tik tai sakau, apreiškimo knygoje, galite paskaityti juokavimą. Tai va, taip kad jo, jeigu kas užsirašinėtų, užsirašykit, ko aš esu vertas. Tai jau tas klausimas. Bažnyčioje mūsų mes pradėjom tokį seką pamokslų ir mes kalbamės apie tai, kad aukšto lygio klausimai, nežinau kaip čia, atneša aukšto lygio gyvenimą. Aukšto lygio klausimas kelia ar provokuoja mus, verčia mus ieškoti aukšto lygio atsakymų. Taigi vienas iš tokių aukšto lygio klausimų yra, ko aš esu vertas. Ir žinot, šitą klausimą aš labai dažnai savęs klausiu. Ko aš esu vertas? Ar aš iš vis kažkokio tai, kame yra mano vertė? Ir pasaulyje, kuriame daugeliu atveju mes visi vienas su kitu lygiuojamės. Ir aš apie savo vertę labai dažnai sprendžiu iš ko. Kas man gali pasakyti, iš ko aš apie savo vertę galiu spręsti? Jo, aplinka. Kiek iš jūsų Facebook'u naudojatės? Naudojatės Facebook'u? O ne. Yra Facebook'as, reiškiasi, ir nežinau, kiek apaišėjo Facebook'ą, bet angliškas yra toks išsireiškimas apie Facebook'ą. Jis skamba maždaug taip: show the best, hide the rest. Iškės parodė geriausią, blogiausią nuslėpk. Ir žiūrėdami savo gyvenimą, aš kartais pasižiūriu, turiu vieną draugą, tai va, Tadą, jeigu žiūriu linkėjimus, perduodu tau, tai Tadas. Ir jisai skraido su lėktuvais, ir jisai išsisai deda nuotraukas, kaip jisai keliavo pasaulį. Ir kartais pažiūrėjęs jo gyvenimą, aš buvau nušakęs, mano gyvenimas, ko mano gyvenimas vertas? Ar iš viso mano kažkada pasiekiau gyvenimą šitam ar ne? Tada kas nors pravažiuoja kokią gerą mašiną. Ir aš galvoju, prašymą, jisai tai tikrai kažko vertas. Jo gyvenimas turbūt yra kažko vertas. Tai va, bet tada praeini parduotuvėje pro Elgitą. Ir žiūriu, galvoju, vis dėlto mano gyvenimas nusisekė. O to vėl kažkaip tai. Ir matot, labai dažnai, kažkokią panašią nuostatą, jeigu ne tokią pačią, mes atsinešim ir bažnyčią. Ir įdomu tai, kad jūs žinote tokia tai, kad pastatas nėra bažnyčia. Protestantai, žinot? Mes dabar Katalikų universitete aš studijuoju ir broliai mūsų labai juokingai sako, žinot, jūsų protestantų bažnyčios atrodo, pirmas įspūdis, kai įeini, atrodo, kad apvogė kažkas. Kur grožis visas? Kur paveikslai? Kur ikonos visas? Tai įdomu, ir man patinka ekumeninis dialogas, aš jau mėgaujuosi. Nes tai priverčia pamatyti save truputį kitokį. Kartais mes pripratę esame. Taigi ir labai dažnai mes kažkokią panašią tokią nuostatą atsinešame į bažnyčią, nes bažnyčia nėra pastatas. Kas man pasakys, kas yra bažnyčia? Žmonės, taip, bravo, iš karto 10 rašau. Teologiškai teisinga. Bažnyčia, jūs esate bažnyčia. Mes esame bažnyčia. Įsivaizduoju, kaip tai keičia mūsų pasaulėžiūrą. Kaip tai keičia visą pasaulį, jeigu taiga suprantu, kad savo bažnyčiai aš sakau, kiekvienas iš jūsų, jūs esate savo širdies pastorius. Kiekvienas iš mūsų, mes esame savo širdies pastorius. Ir mano širdis
yra didžiausia kaimenė, kokį tik tai galima sugalvoti. Kartais yra labai lengva pasižiūrėsi, parodyti pirštus, sakyti, nu žinai, Inga, iš tikrųjų, tai reikia susitvarkyti, nu aš vis tiek, žinai, pastarį vis tiek, pastemti reikia, vis tiek standartai yra tam tikrai. Žinai, ir aš kažkokios standartas, aš atsinešiau tokią saliniuotę. Nu, ir šitas pamokslas yra skiriamas visiems, kurie jaučiatės, kad gyvenime laisvai pritrūksta tik standartų. Šitas pamokslas yra skiriamas visiems, kurie jaučia savo gyvenime, kad dažnai netinkat standartų. Kad yra tam tikros liniuotės jūsų gyvenime. Ir kartais tu pasižiūrėjęs, aš galvoju, trūksta. Ir žinot, man patinka nuvažiuoti į Angliją laisvo laiką, Londoną aplankyti. Kiek iš jūsų, nulėkėt kur nors aplankyti kokią šalį, svetimą šalį. Nežinau, kiek iš jūsų buvote. Bet aš kažkaip taip Lietuvoje iš tikrųjų toks kartais širdies pasididžiavimas jos kyla, aš galvoju, aš jau normaliai rengiuosi iš tikrųjų. Inga, aš jau pataikiau stygau. Ir neblogai. Visumoje, jeigu pasižiūriu liniuotę, aš galvoju neblogai. Kažkur rodiklę, normaliai, jau galima, galiu išeiti kažkur, tai žmonės nėra labai gero. Ir taip įdomu, aš nuvažiuoju į Londoną ir dieve. Taip liniuotę, aš iškart ir, ir batai suplyšę. Džinsai man irgi nelabai, ką daryti. Ir tas skirtumas mano, tarp to, kaip aš jaučiuosi Lietuvoje, visai neblogai, sakyčiau. Ir kai nuvažiuoju tenais, ten šalis, pas juos ten jie yra dešimtmečių, yra toliau už mus. Ir aš, nors atrodyčiau savo terpėje, visai gal sakyčiau dar neblogai, patekęs į kitą terpę, tarsi mano standartas, mano vertė kažkaip nukrenta. Ir šiandien aš iškėliau aukšto lygio klausimą. Vat mes savo bažnyčiai pradėjom kelti aukšto lygio klausimus. Ir aš iškėliau aukšto lygio klausimą, nes aš noriu gauti aukšto lygio atsakymą. Aš noriu sužinoti, kuo aš esu vertas. Aš pasiliksiu saliniuotę, gerai? Žinot, kad anksčiau pirmose protestantiškose tarnavimuose buvo diakonai. Būdavo diakonai. Ir viena iš diakonai būdavo dažniausiai vyrai. Ir viena iš diakonų priežasčių, jie turėdavo tokias ilgas vyteles ir jis stovėdavo... Jau, čia tiko, aš lenkiu. Ir jeigu tik užmatydavo, kad pamokslo metu kažkas įsigilinęs į dvasią ir iš dvasios labai tyliai klausosi, tai greitai, žmogus prabūna lengvai iš karto. Kiek iš jūsų mano, kad reikėtų vytelės grąžinti į bažnyčias? Tai va, taip kad jo, tai aš galvoju, kad aš pasiliksiu gal šitą liuotą. Vis laiką įskempę klausysite manęs. Gerai? Taigi mes šiandien klausime. Mes klausime šiandien, ko vertas yra mano gyvenimas? Suprantat, man kartais sunku universitete, mes dabar mokinuosi ir... Pirmas klausimas, kai grąžina egzaminą, kas man pasakys, koks yra pirmas klausimas? Kiek gavai? Aš turiu liniuotę iš karto, 100-valė sistema. Kiek gavai? Standartas. Kiek gavai? Mes dažnai savo dėstytojų klausim. Mes sakom, kiek reikės surinkti taškų, kad gauti 100-ką. Koks yra standartas? Aš noriu sužinoti standartą. Aš noriu sužinoti standartą, tada žinau, kur keltis, žinai? Ir kokią darbą. Universitete man dabar labai aktualu. Ir dažnai dėstytojai daro taip, kad jie 10-ką lygiuoja pagal geriausiai parašysi. Tai jeigu geriausiai surinko 88 balus, reiškia 10-kas yra 88 balai, ne 100. Tai vėl, standartas. Ir dažnai mes savo gyvenime standartizuojam. Yra toksai techninis labai klausimas lietuvio, aktualus labai lietuviams. Tai yra, kur dirbi, kiek uždirbi. Tai čia yra prašai labas ir iš karto sudirbi, kiek uždirbi iš karto. Kodėl? Nes aš noriu pamatuoti. Kur jūs mokyklą baigėt? Nu, kur jūs baigėt? Ir aš iš karto galiu pamatuoti. Jo, kur jūs laikai į mokyklą? Kur jūs laikai? Iš karto aš dėstau liniuotą, aš standartizuoju visus. Kad aš galėčiau įvertinti, kur aš randuosi, aš mokinuosi, taip, aš uždirbu. Prašau, tai tas uždirba daugiau aiškiai už mane. Negerai, ką man reikia daryti, žinai? Ir mes visą laiką, nežinau kaip jūs, bet paskutiniu metu aš gyvenu tam tokiam prakeiktam, tokiam užburtam rate. Aš jaučiu, kad aš nuolatos esu nepakankamas. Vat toks, koks aš esu, šiandien dieną, vat kažkokia, supranti, vat eglių šakelis. Supranti, yra kažkokia lentelė.
pagal kurią aš visuomet priverstas matuotis ir dasitempinėti kažkaip tai. Visiškai neorganiškai. Tuo momentu aš suprantu, kad aš praleidžiu gyvenimą. Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė fantastiškai unikalų. Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė fantastiškai unikalų. Kurdamas Dievas turėjo savo standartą. Ir vat šiandien šitom keliom akimirkom, nors dažniausiai mano pamokslas trunka nuo 14 iki 16 valandų. Tai va, bet rasa iš karto ant rankų. Tai va, tai juokauju. Bet va, per šitą trumpą laiką, kai mes turime, mes pabandysim išsiaiškinti, koks yra Dievo standartas, pagal ką Dievas matuoja žmonės. Ir šiandien, kaip Juozas pasakė, atsiverskite Efeziečiams laišką, aš galvoju, stoja pamokslaus mano žinia. Nes dažnai taip būna labai. Po to tik tai atrodai vaikai, nes man dar pamokslą reikia pasakyti. Tai va, bet aš Dievą Juozas turėjo kitaip būti. Beje, pasakysiu vieną dalyką, visiems radau pas jūs gerą knygą labai bibliotekoje ir parekomenduosiu ją. Jau galima reklamą padaryti? Tai yra C.S. Lewiso Kipšo laiškai. C.S. Lewiso Kipšo laiškai, jūs turite šitą knygą? Bomba. Tai yra bomba. Nežinau kaip visa knyga, bet pirma pusė yra fantastiška. Už ją galiu tiksliai būti galva. Mintis yra labai paprasta, trumpai tik tai pristatysiu, kad tai yra senas velnias, rašo laišką jaunam velniukui. Ir jisai rašo, kaip reikia su pacientu, kuris yra šiuo atveju žmogus, kaip reikia susidoroti su pacientu. Ir jis duoda konkrečias instrukcijas, kaip reikia susitvarkyti su žmogumi. Nu, pavyzdžiui, vienas dalykas sako, nepergyvenk jaunėlį, kaip neprisimenu pagrindų, kaip ten vadina. Bet šis sako, nepergyvenk. Sako, pragarą mes pripildysim ne dideliais kažkokiais nusidėliais, milžiniškais. Mes pragarą pripildysim mažais, tokiais mažais, paprastais žmogeliais. Vienas iš tokių, pavyzdžiui, sako, pavers, sako, iškelk jo dvasingumą. Padaryk, sako, jį merę dvasingą, didelį, išpūsk jo, tegu jisai pasididžiuoja. Tegu jisai pasididžiuoja, sako, ragink jį melstis be galo, tegu jisai išsipučia savo dvasių neįtikėtinai. Tada, sako, jisai žemins kitus žmonės. Įdomu, ne? Ir aš rašiau darbą ir C.S. Lewisas iš vis jis yra vienas iš kiečiausių teologų, protestantų, absoliučiai. Jo Narnijos kronikas. Skaitėte? Filmą žiūrėjau. Užskaitau. Užskaitau. Filmo pažėjimas irgi visą skaitau. Tai va, tai C.S. Lewisas yra vienas iš tokių kiečiausių teologų. Ir va, būtent Kipšo laiškas jūs turit, aš tiesiog, sakau, paskaitykit, jūs atskalbsit protą. Tiesiog jisai va paims išskalbs, atsimenas? Atsimenas buvo tokias lentelės, kaip grumulėras, aš atsimenu, aš dar skaldausi tikrai, ko mes atsimenu. Ten buvo tokia vieta muilių, Tai va, taip, kad C.S. Lewiso Kipšo laiškai, labai gerai rekomenduoju paskaityti šitą knygą. Tiesiog, nes užmačiau, tai buvo reikia. O, jaučiat ant kiek pamokslas dvasingesnis, kai groja pianinu? Gali. Atsiverškim laišką Efeziečiams. 3 skyrius. Nuo 14 skyrius. Efeziečiam 3:14. Kai turėsit, pasakykit Amen. Beje, yra dar laiko laimėti šokoladą. Bet kokiu metu galite prisidėti ranką, paskaityti temą ir šokoladas. Apaštalas Paulius sako, dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą, iš kurio visa šeima, pasakyk visa šeima. Visa šeima. Dar kartelį, visa šeima. Visa šeima. Visa šeima. O dabar pasakyk, aš priklausau šeimai. Aš priklausau šeimai. Iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų, pasakyk, savo šlovės turtų. Dabar pagalvok, savo Dievas iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti, pasakyk sustiprėti. Sustiprėti, dabar pasakyk tvirtai, sustiprėti. Sustiprėti. Jo jėga per dvasią vidinėme žmoguje. Amen. Tu sustipri jo jėga
šventoji dvasia yra mūsų gyvenime Dievo jėga, sustiprėja jo jėga per dvasią. Reiškia, procesas niekada nėra išorinis, yra iš vidaus į išorę eina mumise. Per jo jėgą dvasią vidinėme žmoguje, kad Kristus per tikėjimą, pasakyk per tikėjimą, lotyniškai skamba sola fide, per tik tai, vien tik tikėjimu, per tikėjimą gyventų jūsų širdise. Per tikėjimą, kaip prašė Jozas šiandien, mes gauname malonę. Per tikėjimą mes patikime, o patikėjimas yra įsitikinimas. Tikėjimas mūsų gyvenime, tikėjimas yra tokia teologinis terminas, bet iš tikrųjų ką tikėjimas reiškia? Tikėjimas reiškia įsitikinimas. Aš tikiu, reiškia, aš esu įsitikinęs. Kartais aš galbūt kai kurių dalykų net ne iki galo suprantu, bet aš tikiu. Aš ne iki galo suprantu gravitacijos dėsnį. Bet aš žinau, kad kai aš paleisiu liniuotę, jinai nukris. Nes veikia gravitacija. Trauko. Jo, aš jos nematau ir aš jos iki galo nesuprantu. Kažkas panašaus, netgi labai panašu, yra su mūsų tikėjimu. Mūsų tikėjimas veikia. Ir galbūt ne visi iš mūsų kartais suprantam, kaip jisai veikia, bet jisai veikia. Pasakyk, tikėjimas veikia. Tikėjimas veikia. Yes. Taigi tęsim toliau. Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. Įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. Įsišaknyje ir įsitvirtinę. Aš atsimenu dar, kai dar mes buvau, galvoju, man turbūt 18 metų jau buvo, kai mes su mama važinėdavome Ingą pas visi misijas, to senuoju dar keliu. Ir atsimenu, koks krupus kelias buvo. Prisimenat, senas kelias, šiltą Klaipėdą. Dieve, su tais medžio pamalėjom. Ir aš atsimenu, kai mes su mama važinėdavom ir staiga pradėjo kelio remontus. Ir mes sakom, žiūrėk, mama, mums kelio remontuoja. Mes pravažinėjome misijas, mums kelio tvarko. Ir vienam iš kelio tvarkymo etapų buvo toksai momentas, kad medžius nupjaudavo, lygdavo tik tai kelmas. Pasakyk, kelmas. Lygdavo kelmas. Ir tada atvažiuodavo, aš pasakojau šiandien man savo kolegom, atvažiuodavo toksai nagas. Nagas smeigdavo į žemę, kabindavo ir raudavo šaknį. Joje, kad padarytų kelią praplatinti. Taigi, vat, įsivaizduokit šaknis. Tai buvo milžiniškas aparatas, nes šaknis neįmanoma ištraukti. Ta apaštalas Paulius sako mums tas pats, kad jūs būtumėte įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. Suleidę giliai šaknis Dievo meilėje. Suvokę, tikėjimu priėmė Dievą savo širdį, jūs įsišaknytumėte jo meilėje. Toliau mes sakome. Galėtumėte suvokti. Pasakyk suvokti. Suvokti. O suvokti yra angliškas terminas, kuris reiškia pamatuoti. Measure, angliškas terminas yra. Kad jūs galėtumėte pamatuoti, išmatuoti. Kartu su visais šventaisiais. Jūs esate šventieji. Su visais šventaisiais. Koks yra? Ilgis, plotis. Kas nors? Koks yra plotis ir ilgis ir gilis ir aukštis? Kas yra? Kokios yra Dievo meilės dimensijos? Jūs žinot? Galėtumėte išmatuoti, suprasti. Kokios yra Dievo meilės dimensijos? Man tai patinka. Ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės. Visos Dievo pilnatvės. O tam, kuris savo jėgą veikiančią mumyse gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame. Viešpatie Dieve. O tam, kuris savo jėgą veikiančią mumyse, čia vėl per tikėjimą veikia mumyse jėga, kurios galbūt mes kartais nesuprantam. Kartais, gravitacijos kartais mes nesuprantam, bet jinai veikia mumyse. Sako, savo jėgą veikiančią mumyse gali padaryti, pasakyk, nepalyginamai daugiau. Nepalyginamai daugiau. O dabar įsivaizduok, neįsivaizduok, patį didžiausią dalyką. Ir įsivaizduok, kad jis gali nepalyginamai daugiau padaryti. Ir šitoje vietoje aš noriu biškį stabtelėti, nes aš žinau, kad mūsų Dievas yra didelis Dievas. Nežinau kaip jūs, bet aš žinau, kad mūsų Dievas mato kitaip, negu mato žmogus. Mūsų Dievas mato mus visiškai kitaip, negu mes matome. Dievas absoliučiai kitaip mato mus. Dievas mato mus ir mato galimybės. Mes per dažnai matome save ir mes matom savo ribotumą.
mes turime mierą, mes turime liniuotę, pagal kurią pasimeruojame. Ir dažnai mes meruojamės pagal kitus žmonės. Štai kur didžiausias yra toksai niuansas, kad žiūrėdami savo gyvenimą aš dažniausiai matuoju pagal ką? Pagal kitus žmonės. Jisai daug uždirba, jam matyt sekasi. Šis turi gerą darbą, gerai sekasi, turi mašiną, namus, jis jį vatomai, pasiekė kažko. Bet mes tame sekime, mes prarandam savo gyvenimo žavesį. Todėl, kad kiekvienas iš mūsų turi absoliučiai unikalų pašaukimą šitoje žemėje. Absoliučiai unikalų, į nieką nepanašų. Ir kiekvieną kartą, bent bandydamas išsitraukti liniuotę ir prisimeruoti prie kito gyvenimo, tu nuvertini save. Aš mačiau krūvas krikščionių, kurie patenka į šitos spąstus, aš pats jos patenku nuolat. Pasakyk nuolat. Nuolat. Nuolat mes esame tokie. Mes nuolat patenkam. Vietoj to, pasiūlysiu idėją, vietoj to, kad matuotis pagal kitą žmogų, suraskim matą, pagal kurį Dievas matuoja mūsų gyvenimą. Kaip būtų fainė, ne? Kaip būtų smagu, jeigu mes galėtumėm atrasti liniuotę, pagal kurią Dievas žiūri į mane, pagal kurią Dievas mato. Vat sako, čia yra Daumantas. Ir Daumantas, Dievas sako, ne, tai pamatuoja mane. Būtų įdomu sužinoti, ne? Pavyzdžiui, mes, žinot, Josios sekmadienis, pavyzdžiui, mes su mama, kiekvienas mūsų sekmadienis yra kaip rungtynės. Mes su mama grįžtam po sekmadienį, galvojam, kaip sekmadienis. Gerai buvo, kaip pamokslas, geras pamokslas buvo. Ir tada aš pradėjau galvoti, o kaip pamatuoti sekmadienį? Būtų gerai žinoti. Ne dėl to, kad ten ką, tiesiog būtų fainai žinoti, žinai. Ar pasisekė sekmadienis, ar gerai pasisekė. Bet tada pradėjau galvoti, kaip pamatuoti. Ar pagal ovacijas, kurias sulaukė, ar pagal tai, kaip priverti žmonės juoktis. Žinai, žmogus gerai pasijuto. Bet tada pradėjau galvoti, bet tai ką tu vertini? Ar tu vertini pramogas? Ir aš susiradau labai gražus lietuviškas yra žodis, pramogos, kur dabar jis vadinasi, magaryčios. Tai ar tu suliniuotę savo matuoji magaryčias? Supranti, ant kiek fainiai žmonėms buvo? Ar tu matuoji įgalinimą? Ir jeigu tu matuoji Dievo žodžio įgalinimą, tai kartais Dievo žodis yra toks stiprus, tiesa yra tokia akivaizdi, kad taip, žinai, aš esu buvęs kaip pamokslauja, taip, atrodo, tokiau Dievą. Jis turbūt šnipinėjo mane visą savaitę, pastorius. Jisai sekė turbūt mane, matė, kur aš einu, matė, kad už kampų užbėgo ten kažką. Jis turbūt sekė, jis žino, iš kur jisai žino. Kas jam pasakė? Niekas nežino, aš kaip paslapčia. Ir tada tu sėdi ir kartais norisi užsidengti. Atsisėdi, galvoju, biškai, prisidengsiu, nes Dievo žodis toks gilus, jis taip skverbiasi, tu jauti kartais tu, aš visą savaitę apie tai galvojau. Šiandien, kai mes, atsimenat, Inga, mes po maldos, sako, davai pagiedam. Ir aš viduj, šlovė Dievui, šlovė. Juk bendų, aš pradėsiu čia, iš atvažiavo, ir vaidinu, iš kad ir giesmės nustatinėjo, ir čia jau viskas diriguoja, čia suliniuota, tu čia, dabar tu čia, vyrai, moteris, vyrai į kairę, viską išskirsim, gal reikia susildyti. Ir staiga šalia manęs kažkas. Šlovė Dievui, šlovė, šlovė, šlovė Dievui, šlovė, šlovė Dievui, šlovė, šlovė. Kur yra grožis krikščionybės? Mes kartais kažkaip susireikšminam, aš galvoju. Mes kartais galbūt taip susireikšminam, kad mes pamirštam, koks gražus yra gyvenimas. Nežinau, mes ištisai nuolatos nešiojamės liniuotas, žinai. Ir aš noriu pasimatoti, žinai. Kaip sekėsi šią savaitę, iškart matuoju, žinai.
O kaip jums? Ką valgot? Žinai, iš karto aš turiu liniuotę, pagal kurią gali pasimatuoti. Žinai, ir taip, ir tu su ta liniuotė nusivažiuoji, ir aš pasakysiu, tai nelengva, vaikščiai su liniuotė. Jeigu reikėtų man šitą liniuotę įsikišti kišenę, būtų labai nemalonu. Labai nefainai. Jeigu aš vaikščiai visą laiką su liniuotė, bet aišku, su liniuotė gali visuomet pasimatuoti. Taigi apaštalas Paulius ką sako? Sako, chebra. Chebra yra žydiškas žodis, kuris reiškia draugai. Sako, chebra, davai išmatuojam.